Labas vakaras, jūs žiūrite tiesioginę Baltijos televizijos debatų laidą Ringas. Šiandien Lietuvos krepšininkai Sidnėjui pademonstravo, kas tai yra ryžtinga ir atkakli kova. Sveikinimai jiems ir sveikinimai visiems Lietuvos krepšinio gerbėjams. Šį vakar Ringe bus truputį kitokios kovos. Vis arčiau diena X spalio 8, kuomet mes mesime į balsadėžės biuletenius kartu su savo viltimis, jo gyvensime geriau. Šiandien laidoje Ringe dalyvauja du žmonės, kurie yra ragavę valdžios, žino, kas tai yra valdžia. Ir kiekvienas jų stengsis įrodyti, jog būtent jis su savo bendražygiais siūlo Lietuvai geriausią kelią ir kad mes rinkėjai turim juos rinktis. Ponios ir ponai, pristatau jums laidos dalyvius. Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių vicepirmininkas, ministras pirmininkas ponas Andrius Kubilius. Ir ekspremjeras Vilniaus meras ir Liberalų sąjungos pirmininkas ponas Rolandas Paksas. Dabar pažiūrėkime trumpą laidos dalyvių pristatymą. Andrius Kubilius gimė 1956 Vilniuje. Baigė Vilniaus universiteto fizikos fakultetą. Universitete dirbo laborantų, inžinieriumi, moksliniu bendradarbiu. 88-aisiais įsitraukė į Sąjūdžio veiklą. Buvo Sąjūdžio tarybos atsakingasis sekretorius. 92-aisiais išrinktas Seimo nariu. 96-aisiais tapo Seimo pirmininko pirmuoju pavaduotoju. 99-ųjų lapkritį paskirtas ministru pirmininku. Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių partijos vicepirmininkas. Vedęs turi du sūnus. Mėgstamiausias Andriaus Kubiliaus posakis – sunkus tik toks darbas, kurio nesiryžtame imtis. Rolandas Paksas gimė 1956 Telšiuose. Baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir Leningrado civilinės aviacijos akademiją. Dirbo lakūnų instruktoriumi. Buvo aukštojo pilotažo rinktinės narys. Vadovavo Dariaus ir Gerėno aeroklubui. Nuo 92-ųjų 5 metus vadovavo statybos bendrovei Restako. 97-aisiais išrinktas Vilniaus meru. 99-ųjų birželį paskirtas ministru pirmininku, atleistas po 5 mėnesių. Liberalų sąjungos pirmininkas. Vedęs turi dukrą ir sūnų. Mėgstamiausias Rolando Pakso posakis – jei bijai nedaryk, jei darai nebijok. Šį vakarį tiesioginę Ringo laidą taip pat atvyko liberalų ir konservatorių atstovai, kurie padės šiandien savo lyderiams žodžių dvikovose. Ringe taip pat dalyvauja žurnalistai Andrius Kavaliauskas, radio stotis Radio centras, ir Aurelijus Katkevičius, kuris šiuo metu vadovauja privačiai viešųjų ryšių agentūrai. Gerbėmėjai, jūs taip pat galite dalyvauti čia laidoje Ringas telefonu 7088888. Skambinkite mums tiesiai į studiją ir klauskite pono Pakso arba pono Kubiliaus jums rūpimų klausimų. Pradėkime. Pone Kubiliau, Tėvynės sąjungos suvažiavime mažiau nei prieš mėnesį jūs sakėte, cituoju: aš vis užmirštu paklausti Rolando, kaip jis įsivaizdavo Lietuvos ekonomiką, kai pateikė 2000-ųjų biudžeto projektą, kuriame fiskalinis deficitas siekia beveik 12%. Finansų rinkos į tokį populizmą sureagavo labai paprastai, vyriausybė nebegalėjo parduoti savo vertybinių popierių ir tokiu būdu skolintis, nes labai padidėjo palūkanos. Valstybė atsidūrė bankroto akivaizdoje, čia citatos pabaiga. Pone Kubiliau, jei vis dar neradote progos paklausti pono Pakso, tai dabar šita proga yra. Pone Paksai, prašom atsakyti. Ar gerbiamas Andriu, jūs klausėte šitą klausimą? Be abejo, tas klausimas lieka nesakytas. Aš norėčiau pasakyti taip, kad kiekviena valstybė turi pinigų tiek, kiek jinai turi. Tai yra pirma. Tai yra lygiai taip pat kaip šeima, kaip bendrovė. Jeigu, sakysim, gyveni šeimoje ir pasirenki savo šeimos prioritetus, ar tau pirkti automobilį, arba išleisti vaiką į mokslą, tai gal abiem daiktams neužtenka pinigų. Jeigu tuo atveju valstybė pasirinko prioritetą Amerikos kompanijai Williams ir atidavė tos pinigėlius amerikiečiams, kitom išlaidom praktiškai nebeliko pinigėlių. Tai labai paprastai ir aišku atsakyti, bet kad nekirsti tų paprasčiausių išlaidų, tų minimaliausių išlaidų, tai fiskalinis deficitas buvo ne 12, bet mano supratimo 8 su kažkiek. Aš, gerbiamas Rolandai, gal jūs ne visai suprato tą klausimą, kurį perskaitė mūsų kolega vedantysis, bet aš kalbėjau apie šių metų biudžeto projektą, kurį jūsų vadovavimo vyriausybė pateikė praeitų metų
rugsėjo spalio mėnesį ir kuriame buvo numatytas fiskalinis deficitas 12%. Tai be abejo, finansinės rinkos į tokius vyriausybės projektuojamus veiksmus reagavo labai paprastai. Iš tikrųjų, kaip atsimenam, finansinėse rinkose jau rugsėjo antrojo pusėje vyriausybė praktiškai nebegalėjo skolintis, nevyko vertybinių popierių aukcionai, o siūlomos palūkanos buvo 18%. Šiandien tos palūkanos yra 6%. Mums pavyko sustabdyti tos procesus, mums pavyko sumažinti fiskalinį deficitą, šiandien jis yra apie 3% ir finansinėse rinkos yra pakankamai ramu. Pone Paksai, atsakysit jūs ar jūsų komandos nariai, nes jie kelia ranką? Aš pradėsiu tik tai, bet man atrodo, kad tai yra nesudėtinga visiškai atsakyti. Aš dar kartą kalbu apie prioritetus. Jeigu paskiri pinigus, reiškia įmonė, kurią tu parduodi, ir sąskaitą tos įmonės nupjauni mūsų žmonių gyvenančių Lietuvoje poreikius. Tai ir tiek, kadangi jūs tą padarėt. O mes teikiam biudžetą kartu ir su įmonė, ir kartu, reiškia, su mūsų Lietuvoje gyvenančių žmonių poreikiais. Tai aš dar sykį kartoju, kad jūs teikiate tokį projektą, kuris sukėlė finansinę, vieną iš priežasčių, kodėl kilo Lietuvoje finansinė krizė, todėl kad finansų institucijos pamatė, kad valstybė nelabai ruošiasi valdyti. Aš nelabai atsimenu finansinės krizės, tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, aš norėčiau pasakyti, kad vertybinius popierius mes išpirkinėjom, aišku, palūkanos buvo didesnės, bet aš nenorėčiau dabar galbūt diskutuoti tą temą, kodėl bankai nebepirko vyriausybės vertybinių popierių. Čia galbūt atskira tema būtų ir ne tokioje plačioje auditorijoje. Gerai, tokiu atveju, pone Paksai, savo ruoštų dabar jūs turite progą paklausti premjero Kubiliaus to klausimo, kuris jums kaip liberalų vadovų labiausiai rūpi. Na, gal aš pradėčiau nuo tokio linksmesnio klausimo. Aš norėčiau gerbiamui Andriui Kubiliui įteikti mažą dovanėlę, jeigu būtų galima. O tai prašom. Aišku, šitą mano klausimas bus susijęs su šitą dovanėlę. Aš žinau, kad čia yra ventiliatorius, veikiantis ventiliatorius, reiškia. Ir klausimas mano būtų susijęs toks pradžioje, aišku, kaip linksmesnis. Ką turi bendra programa Naujas vėjas ir šitas ventiliatorius? Tai aš noriu pasakyti, kad nežinau, ką turi bendro. Mano manimu, tai nieko bendro neturi, nes Naujo vėjo programa iš tikrųjų yra programa nukreipta į Lietuvos ateitį, Lietuvos dešimtmečio perspektyvą. Ir galbūt skirtingai nuo kitų partijų ir tame tarpe nuo jūsų partijos programos, iš tikrųjų mes matome poreikį Lietuvoje tikro naujo vėjo, ne ventiliatorių. Dėkui premjerui. Apie Naują vėją mes bandysim kalbėti vėliau laidoje, tačiau dabar vėl aš norėčiau klausti pono Pakso. Pernai rudenį, kai atsisakėt pasirašyti sutartį su Williams, konservatoriai jūs apkaltino, jog vilkindamas dėrybas su Williams bendrove, jūs pragrojot apie 500 milijardo litų, vaizdžiai tariant. Ir jie taip pat sakė, jog išgąsdinote Jungtinių valstijų kompaniją Intel. Ir tokiu būdu Lietuva neteko dar 500 milijardo. Sakykit, labai įdomu, kaip jaučiasi žmogus kaltinamas, vaizdžiai tariant, praganęs milijardą litų Lietuvos pinigų. Aš galvoju, kad man leisit užduoti, reiškia, normalų klausimą po šitos mažos dovanėlės ir tuo labiau, kad mūsų atsakymas, ką turi bendro programa Naujas vėjas ir šitas ventiliatorius yra labai trumpas. Galingumas yra vienodas, mano supratimu. O mano klausimas vis tik tai buvo toks, jeigu aš galėčiau. Kuo skiriasi Andrius Kubilius, Seimo pirmininko pavaduotojas, ir kuris, matyt, balsavo už Gedimino Vagnoriaus vyriausybę ir palaikė ją, kai buvo klausimas dėl pasitikėjimo Gedimino Vagnoriaus vyriausybės. Ir kuo skiriasi Andrius Kubilius, ministras pirmininkas, kuris dabar ar vienoje ar kitoje konferencijoje ar suvažiavime, vienu iš kaltininkų mūsų ekonominės situacijos laiko Gedimino Vagnorių. Aš manau, kad iš tikrųjų per praeitus metus vyriausybės veikusios padarė klaidų, kurios brangiai kainavo Lietuvai. Tos klaidos buvo ir Gedimino Vagnoriaus vyriausybės, ir Rolando Pakso vyriausybės. Ir tą dėja tenka pamatyti tada, kai tampėjai vyriausybės vadovą ir kai pamatai visus finansinius ir biudžeto skaičius. Aš nenoriu kaip nors sakyti, kad ta kaltė yra asmeninė Rolando Pakso arba kieno nors kito, bet tai, kad valstybės biudžeto pajamom mažėjant
nebuvo mažinamos valstybės išlaidos. Ir tą turėjo matyti kaip tik, labiausiai turėjo matyti vyriausybės ir vyriausybė vadovai. Aš manau, kad tai buvo iš tikrųjų pakankamai didelė klaida. Bet jūs nesat tikslus, reiškia, buvo išlaidos mažinimas, jis buvo mažinimas pakankamai, kad išlaikyti bent pačius minimaliausių žmonių poreikius ir jis buvo mažinimas. Jūs nesat visiškai tikslus, bet aš galėčiau atsakyti tą klausimą, kur jūs užduot. Būtų labai mažinimas. Aš įsivaizduoju, kad tai yra, kaip čia pasakos, lengvas pasakų tipas, kad Intel netėjo į Lietuvą todėl, kad Paksas pasitraukė iš vyriausybės. Aš įsivaizduoju, kad Lietuvai žymiai daugiau žalos padarė šitoks Williams kompanijos atėjimas su šitokiais triukšmais, kurie nuskambėjo ne tik Europoje, bet ir visam pasaulyje, apie proceso neskaidrumą, apie keičiamus įstatymus, negu, reiškia, mano atsistatydinimas. Aš esu giliai tuo įsitikinęs. Pone Kubiliau, iš tikrųjų, aš taip pat norėčiau su mažeikių naftos susijusi klausimą. Apie tai, kaip eiliniam vartotojui atsiliepia. Konservatorių ginama mažeikų nafta Lietuvos vartotojams iš tikrųjų tiesiogiai dabar muša per kišenę, nes vyriausybė gina mažeikų naftos vietinę rinką ir laiko aukštus mokesčius už importuojamiems degalams ir neįsileidžia jų iš Rusijos. Ir rezultatas kenčia vartotojas mokantis brangiau. Aš noriu pasakyti labai trumpai, kad mano įsitikinimo Rolando Pakso atsistatydinimas matyt daugiau buvo susijęs iš tikrųjų su valstybės sunkia finansinė būklė, negu tiesiogiai su konkrečia sutartim. O kalbant apie mažeikių naftą, tai aš noriu pasakyti, kad mes turim prisiminti vieną paprastą dalyką, kad iki sutarties pasirašymo mažeikių naftai buvo išduota paskolų virš $150 milijonų. Ir buvo išduodama taip pat ir valdant Rolandui Paksui. Ir pagrindinis dalykas, ką sutartis numatė, tai yra tai, kad suteikiant papildomai dar paskolų, visos paskolos iki tol suteiktos ir vėliau suteiktos bus grąžintos pačios mažeikių naftos. Tai mes iš tikrųjų per nepriklausomybės metus statėme iš paskolų ir Būtingės terminalą ir šito būdu iš tikrųjų mes pasiekėm vieną dalyką, kad Mažeikių nafta svarbi valstybei įmonė, Būtingės terminalas taip pat svarbus valstybės objektas, yra valdomas operatoriaus turinčio tarptautinę patirtį ir mes turime visas galimybės susigrąžinti tuos pinigus, kurie buvo įdėti šitos objektus. Liberalai nori replikuoti, ponas Lionginas. Aš norėčiau labai aiškiai, kad televizijos žiūrovai suprastų dėl finansinės krizės Lietuvoje. Kai mes kalbam, kad skolinam mažeikiams, turim visi gerai žinoti, kad tie 600 milijonų, kurie buvo paskolinti mažeikių naftai, arba tiksliau apmokėtos mažeikių naftos paskolos RCB bankų ir Chase Manhattan bankui, jie nebuvo planuoti valstybės biudžetą. Ir taip pat nebuvo, kaip žinot gerai, Seime patvirtintas grynuojo skolinimosi limitas, taip pat nebuvo užplanuoti. Vadinasi, kiekvienas supranta, šiek tiek susipažinęs su ekonomika ir finansais, kad 600 milijonų vidury vasaros paėmus iš iždo, po to balansuoti finansinius srautus labai sudėtinga. Antras dalykas, į ką norėčiau akcentuoti, kad kalbama, kad fiskalinis deficitas padidėjo iki 8,7%. Taip, jis padidėjo, kadangi šitie 600 milijonų nebuvo planuoti, plus yra patvirtinta vyriausybės 3 metų valstybės investicijų programa, kuri buvo dar birželio 6 dieną sustabdyta ir faktiškai paskui buvo finansuojami tik keli investiciniai projektai. Ir biudžetas 2000 metų buvo teikiamas, kad gali fiskalinis išaugti iki 12% dėl tos priežasties, kad reikės vykdyti dar papildomus įsipareigojimus Williamsui. Per tuos metus 99, reiškia daugiau kaip milijardas litų neplanuotų atiteko mažeikių naftai. Tai čia niekam nepaslaptis. Ir antras, kas svarbus, ir labai turi gerai suprasti televizijos žiūrovai, jau prisimena, kad finansų rinkose Europoje nuo spalio mėnesio faktiškai skolintis buvo beveik neįmanoma, kadangi visi laukė 2000 metų krizės. O mūsų banka tik išpirkdavo tuos vertybinių popierių aukcionus dalyvaudavo, kurie baigdavosi iki gruodžio 30. Dėkuoju liberalams ir ponai, nesistengit pasakyti visko vienu ypu, laida bus ilgesnė, jeigu jums atrodo. Prašau, ar atsakys konservatoriai ar ponas Kubilius? Matau, ponas Ažubalis. Aš tik norėčiau pasakyti ir visiškai pritarti ponui Paksui, kad užsienio valstybės iš tikro labai įdėmiai seka investicinę situaciją Lietuvoje. Ir tas pusmetis, kada jūsų vadovaujama vyriausybė studijavo ar vilkino, kaip be pavadinsi,
kontrakto pasirašymą jau sudėrėta su Williamsu Lietuvai, kainavo ne tik tos 500 milijonų litų papildomų, bet taip pat kainavo ir didelį pasitikėjimą tarp užsienio investuotojų. Ir buvęs JAV ambasadorius Lietuvoje Keitas Smithas yra ne vieną kartą pasakęs, kad elektronikos gigantas Intel vien dėl to netėjo į Lietuvą, kai pamatė, kad vyriausybė blaškosi, neryžtinga, abejoja. Ačiū. Pone Paksai. Aš norėčiau pasakyti apie keletą gal dalykų. Aš taip įsivaizduoju, kad šiai dienai yra skaičius ant stalo padėtos, kad vyriausybė išdavė paskolų arba, sakysim, garantavo paskolų ūkio įmonėm už 7 milijardus litų. 7 milijardus litų, bet įmonės tik tai už 1 milijardą litų yra sugrąžinusios. Tai reiškia, 6 milijardai litų kažkur tai kabo. 6 milijardai litų. Ir neaišku, kaip mes jau sugrąžinsim. Tai yra vienas dalykas, ne? Dabar, kalbant apie bedarbystės lygmenį, koks yra išaugęs bedarbystės lygmuo. Mes turim, Šiauliuose šiandien buvo 16%, gal tikras yra 20%. Toliau kalbėkim, reiškia, apie valstybės skolą, tai yra 13 milijardų litų, kur išaugo bene 6 milijardų litų. Ir daugelį kitų skaičių. Viskas, kriminalinė situacija, viskas tai įtakoja į investicinį klimatą. Viskas tas įtakoja investicinį klimatą. Klausimas mano toks yra. Pone Paksai, jeigu galima, savo klausimą jūs pateiksit po reklamos. Gerai. Dabar reklama. Norėdami įveikti visus peršalimo sukeltus negalavimus, rinkitės malonaus vyšnių skonio vaistus nuo peršalimo Tylenol vaikams. Jie veikia greitai ir efektyviai. Sirupas arba naujos kramtomosios tabletės nuo peršalimo Tylenol vaikams. Labadiena, panas Johnsons. Čia Laura. Reklamoje jūs turėtumėte sakyti, kad vaikiškas ramunėlių šampūnas Johnsons mano plaukus padaro purius ir švelnius. Taip pat turėtumėte sakyti, kad jis nedirgina akių ir tinka tik vaikams. Vaikiškas šampūnas Johnsons su natūraliu ramunėlių ekstraktu suteikia jūsų plaukams blizgesio kiekvieną dieną. Panas Johnsons, mano mama ir toliau naudoja mano šampūną. Vaikiškas šampūnas Johnsons. Meilės kalba nuo pirmosios gimimo dienos. Kiekvieną penktadienį karštas kaip saulė, naujas žurnalas TV pasaulis. Šis bandymas buvo atliktas dalyvaujant notarui. Domestos nuo kitų baliklių skiriasi tuo, kad yra tirštas. Kiti balikliai išbėga kaip vanduo, o domestos yra tirštas ir nesibaigia taip greitai. Bandymų įrodyta, kad 8 buteliai įprasto baliklio sunaudojami per tą patį laiką kaip ir 1 butelis domestos. Kiekvienas lašas domestos valo, dezinfekuoja ir balina. Štai kodėl jis toks ekonomiškas. Garantija, kad jūsų skalbimo mašina veiks puikiai. Garantija, kad skalbiniai bus nepriekaištingai švarūs. Jums reikia Omo Intelligent, nes jie apsaugo nuo kalkių nuosėdų. Omo Intelligent, jie žino, ką daro. Sveiki atvykę į Koridą laidą tiesioginėme eteryje su Rūta Grinevičiūtė. Kiekvieną penktadienį 20 valandą vis kitas bulius meta iššūkį matadorams, gindamas savo tiesą. Korida. Lai nugali stipriausias. Labas vakaras, mielasis, ir nacionaliniai žvejybos ypatumai. Skaniausi savaitgalio saldainiai. Jau sekmadienį 7 valandą vakaro. Čia laida Ringas, mes grįžtame po reklamos. Žurnalistas Aurelijus Katkevičius turi klausimą liberalų lyderiui. Praėjo 20 minučių laidos, o mes vis dar kalbamės apie 99 metų lapkritį. Ir iš tikrųjų būtų be galo smagu, jeigu toks pokalbis būtų vykęs 99 rugsėjį, arba spalį, arba lapkritį, arba dar kada nors. Klausimas būtų toks. Konservatorių pozicija Mažeikių naftos atžvilgiu yra akivaizdi daugmaž. Kairiųjų pozicija nėra visai akivaizdi, prasme jie kažką sako, kad kažką tai darys, bet kaip jie tą ketina daryti neaišku. Jūsų pozicija. Po rinkimų, jeigu jūs turėtumėt daugumą. Jeigu jis bus.
Jeigu mes turėtume daugumą po rinkimų, ką mes darytume? Taip? Taip. Keletą žodžių aš norėčiau pasakyti, kas yra dabar. Po sutarties pasirašymų per 18 mėnesių turėjo būti modernizuota gamykla ir į ją turėjo būti įdėta nuo 4 iki 500 milijonų dolerių. Tai yra vienas dalykas. Turėjo būti pasirašytas verslo planas. Turėjo būti ilgalaikis žaliavos tiekimas. Gamykla turėjo dirbti pelningai. Nieko šito nėra. Mūsų pozicija po rinkimų yra tokia, kad užtektų matyti atsakomybės ar vyriausybei, ar Seime pakviesti ponus, kurie valdo gamyklą ir perkalaut, kad jie vykdytų bent šitą sutartį, kokia yra pasirašyta. Tokia mūsų yra pozicija. Tai aš tik tai noriu pastebėti, kad Mažeikių nafta dirba pakankamai sėkmingai šiais metais. 230 milijonų litų sumokėta į biudžetą daugiau negu pernai. Iš tikrųjų yra problemų ir ypatingai sutartis dėl naftos ilgalaikio tiekimo, kurios yra sąlyga tam, kad gauti paskolas investicijom. Vyriausybė aktyviai dirba su Mažeikių nafta, su operatorium ir aš taip ir nesupratau, ką jūs ruošiatės papildomai daryti po rinkimų. Pone Paksai, aš pasakiau vienareikšmiškai, ką mes ruošiamės padaryti. Jeigu premjeras nesuprato, tai reikėtų atsiversti sutartį, pasižiūrėti, kad per 1,5 metų sutarties pasirašymų turi būti modernizuota gamykla. Praėjo metai, ar yra ant stalo padėtas biznio planas, ar reiškia gauta Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko paskola, ar yra žaliavos ilgalaikis tiekimas, ar žaliava eina tokiais kiekiais, kokia yra parašyta ir taip toliau. Na, aš tik tai noriu pastebėti, kad... Dar aš norėčiau pasakyti apie vyriausybės rezervą 140 milijonų litų. Jis jau yra gamyklai. Viskas. Išnaudotas. Tai aš tik tai noriu pastebėti, kad tai, kas buvo padaryta, pasirašyta sutartis ir tie veiksmai, kurie buvo padaryti, jie buvo padaryti tam, kad iš tikrųjų Mažeikių nafta nebankrutuotų. Ta kelią, kurį jūs siūlėte, tai buvo kelias vesti Mažeikių naftai bankrotą. Kam tai būtų buvo naudinga, aš tikrai... Ar galėčiau atsakyti? Prašau, pane Vai. Reiškia, 97 metai Biržų naftotiekis kaip atskira įmonė dirba pelningai. 40 milijonų litų reiškia pelno per metus. Vienas. Mažeikių nafta dirba pelningai. Iš Mažeikių naftos apyvartinių lėšų, iš pusė, tai yra iš Mažeikių naftos apyvartinių lėšų statoma Būtingė. Tai yra pusė Būtingės lėšų buvo panaudota iš apyvartinių Mažeikių naftos lėšų. Tik tai pusė buvo iš valstybės garantuotų paskolų. Apie kokį nuostolį mes kalbam? Ponas Milaknis, matau, gal premjerė perduosim viršui. Aš tikrai visai nesutikčiau, kad nieko nepadaryta per tą laiką. Per tą laiką yra peržiūrėta veiksmų planas ir iš esmės tai yra paruošti reikia gamyklą tom investicijom. Yra daug problemų, kurias mes paveldėm, ekologinių problemų, žemės nusavybės priėjimų prie vamzdynų ir kitų visų dalykų. Tai ta prasme reikia dirbti tą darbą ir tas darbas dirbamas. Žurnalistai turbūt nežino ir politikai ne visi žino, kiek yra padaryta. Dėl investicinio projekto taip pat yra daug padaryta. Ir praktiškai šitie dalykai pakeliu. Jukoso susitarimas 5 metų vis dėlto tai yra didžiulis lūžis, 4 milijonai tonų. Vis dėlto žinokim, su kuo mes deramės, su kokiu kaimynu, kuris yra šalia. Tai nereikia taip supaprastinti tų situacijų ir nežiūrėti. Aš tai iš kitos pusės tai norėčiau taip kitaip paprastai pereiti prie mes apie Mažeikių naftą, taip kažkaip tai lygtai nėra programinių ir kitų dalykų ir žiūrovams reikėtų atskleisti gal daugiau dalykų, nes kaip mes įsivaizduojam tas programas ir labai būtinai atskleisim. Labai rūpėtų tai padaryti, tik matau, kad Andrius Kavaliauskas turi klausimą ir po to mes eisim prie kitų dalykų būtinai. Nes, sakykime, Mažeikių naftos klausimus iš derybinės situacijos. Supratom, ačiū palingėsi. Dėkui laiką, negu... Prašau, Andrius Kavaliauskas, Radio centras. Aš manau, ponė Milakni, kad tai, jog žurnalistai ne viską žino apie Mažeikių naftą, tai yra jums tik minusas. O klausimas toks labai konkretus. Ar turi vyriausybė atstovavimą Mažeikių naftoje? Čia premjerui. Taip, žinoma. Tai iš tikrųjų mes atstovaujame akcininkų susirinkime ir pastoviai dirbame kartu su Mažeikių naftos vadovybė. Ir turime pilną informaciją apie tai, kas daroma ir kas vyksta ir kokios problemos iškyla. Problemos yra pakankamai
mažos kartais, jas reikia spręsti ryžtingai, negalima nuo jų pabėgti, negalima daryti taip, kaip buvo padaryta praeitų metų pabaigoje. Nes Mažeikių nafta yra didžiulis turtas, į jį pretendavo be abejo ir kitos kompanijos, pretendavo kompanijos iš rytų, mes tą labai gerai matėm ir žinom, ir tas, kas buvo padaryta praeitų metų pabaigoje, tai buvo tam tikra prasme iš tikrųjų atsisakymas nacionalinių Lietuvos interesų. Tai aš siūlau šitą temą pabaigti, mūsų požiūrį yra visiškai skirtingi. Ir aš tik tai norėčiau matyti ir manyti, kad šitas Lietuvos turtas, net ir pasikeitus vyriausybė ir atėjus kitai daugumai, nebus žlugdomas ir nebus sąmoningai vedamas į bankrotą ir atiduodamas kuriai nors Rusijos kompanijai, kuri labai norėtų galbūt. Gerai, ponai, dėkoju Jums, mums skambina rinkėjai, mes turim jų išklausyti. Labas vakaras. Šnekėkit, prašau, labas vakaras. Labas vakaras. Iš kur paskambinot? Iš Vilniaus. Ir kam adresuotas bus jūsų klausimas? Ponui Kubiliui. Prašau. Aš vis dėlto norėčiau pradėti nuo to, kad Rolando Pakso pristatyme buvo parašyta, kad jis buvo atleistas, bet tik jis atsistatydino. Ir dabar klausimas Kubiliui. Pone Kubiliau, jūs vis dar kritikuojate Vagnorių, bet kaip prisimenu, balsavote už pasitikėjimą jo vyriausybę, o po to balsavote už Pakso vyriausybę. Tai kas jūs, gal koks paklydėlis? Negalėjote suprasti, kas vyksta. Dėkoju už klausimą. Mes klausimą supratom, premjerė. Tai aš turiu pasakyti, kad tikrai man teko nusivilti savo kolegomis, kurie buvo premjerais ir kurie, tam tikrą prasme pasirinko tokį kelią, kuris mano įsitikinimu buvo netinkamas. Taip, mes balsavome už Gediminą Vagnorių ir manėme, kad jam reikia toliau likti ir dirbti, bet reikia dirbti ir dirbti taip, kad iš tikrųjų būtų sprendžiamos valstybės problemos. Deja, buvo pasirinktas kitas kelias ir vienas ir kitas premjeras praeitais metais atsistatino. Valstybės problemos nebuvo sprendžiamos. Štai ir visas skirtumas mūsų. Mes šiais metais valstybės problemas tiek, kiek galėjom, bandėm spręsti. Ir tas problemas, kurias paveldėm, iš tikrųjų paveldėm pakankamai didelės. Mums pavyko jas iš esmės iš tikrųjų pakeisti, mums pavyko pasiekti, kad grįžo ir makroekonominis stabilumas, grįžo ir finansinė ramybė į finansinės rinkas, o palikimas jau mes kalbėjom apie tai, koks buvo. Aš norėčiau, ponia Paksai, jūsų komandos narys, ponas Maldeikis, labai ilgai kelia ranką, turbūt vėl apie Mažeikių naftą bus kalba. Ne, aš tiesiog norėčiau, aš labai gerbiu premjerą Andrių Kubilių, taip arba jis tada nėra informuotas apie realią situaciją, kas yra, arba nenori apie tai kalbėti, kur yra realios problemos. Pavyzdžiui, sutartis su Mažeikių nafta yra 16 milijonų litų nuostolių Lietuvos geležinkeliam. Toliau, man labai keista girdėti, kada kalbama, kad Mažeikių nafta būtų bankrutavusi. Mažeikių naftos nuostoliai buvo mažesni negu mėnuo resursų, kurių reikėjo nupirkti naftai. Mažiau negu 50 milijonų dolerių. Tai yra, apie jokį bankrotą tai negalėjo būti kalba. Trečias dalykas, dėl, ką minėjo ir ponas Ažubalis, tai yra dėl investuotojų ir viso kito. Pirmiausia, aš daugybę ir iki šiol bendrauju su įvairiausiais investuotojais. Atsisakė ir neigiamai žiūrėjo sandorį Europos rekonstrukcijų bankas ir daugelis kitų institucijų, dėl to, kad buvo neskaidrų, nekonkursas. Ir aš noriu dar priminti vieną esminį dalyką, mano požiūriu. Čia žmonės ir premjeras tuometinis buvote Seimo pirmininko pavaduotojas, jūs vedėte derybas už vyriausybės nugaros ir jūs priiminėjote sprendimus neinformuodami mūsų. Ir ponė Juknevičienė, kuri labai didelė turbūt yra naftos specialistė ir galėjo ten tuos klausimus nagrinėti labai detaliai ir nuodugniai. Ir va toj situacijai mes priėmėm tokius sprendimus. Aš prašau, kad taip skausmingai jūs vis dar pergyvenat savo padarytas klaidas. Na, iš tikrųjų, reikėtų prisipažinti, kad iš tikrųjų buvo, matyt, neužteko ryžto, neužteko politinės valios, neužteko jėgos ir sprendimus, kad už jūs kas nors būtų galės padaryti sprendimus, tai iš tikrųjų yra tiesiog absurdas, kas gali daryti už vyriausybės sprendimus. Aš noriu pasakyti, kad vilkinimas visų derybų Lietuvai kainavo tikrai labai brangiai ir papildomų finansinių įsipareigojimų per tą laiką. Tai iš kitos pusės ir bankas EBRD ir patarėjas Paribas bankas labai aiškiai pasakė, kad kitos išeities, geresnės išeities Lietuva neturi pabaigoje, kaip tik tai pasirašyti sutartį, pakankamai sudėtinga, pakankamai Lietuvai užduodančiai įsipareigojimų, bet sutartį reikia pasirašyti, nes kita ateitis tai yra Mažeikių naftos bankrotas arba dar blogesnė perspektyva. Tai aš tik tai raginčiau dar sykį
nebežiūrėti taip skausmingai savo klaidas padarytas, nebežiūrėti taip skausmingai į tą praeitį, žiūrėti į ateitį. Mažeikių nafta turi gerą perspektyvą ir dirbkim kartu. Iš tiesų, jeigu leistume politikams diskutuoti apie Mažeikių naftą, tai jie tai darytų per visą naktį ir rytoj iki krepšinio rungtynių. Dabar reklama, netrukus sugrįšim. Miesto svečiai, būkite centre su Centro Sąjunga. Rugsėjo 26 dieną Centro Sąjungos palapinėje prie Baltojo tilto jūsų laukia diskusijos su politikais, šaunus renginys su populiariamis grupėmis ir gera nuotaika. Centro Sąjungos palapinėje laukiame jūsų nuo rugsėjo 26 iki spalio 2 dienos. Būkite centre su Centro Sąjunga. Kalkių nuosėdos vis dar kelia daug rūpesčių, nes skysti kalkių nuosėdų valikliai veikia ne tik ten, kur tikrai būtina. Štai naujasis Cik nuo kalkių nuosėdų, dar tirštesnis patogiame butelyje. Todėl dabar veiksmingai valyti kalkių nuosėdus ir rūdis ypač lengva. Tirštas Cik nuo kalkių nuosėdų savo jėgą sutelkia ten, kur iš tikrųjų reikia. Net išdžiūvus vietoj kalkių nuosėdų spindi švara. Naujasis Cik nuo kalkių nuosėdų, veiksmingas ir patogus sprendimas nuo kalkių ir rūdžių. Kiekvieną penktadienį karštas kaip saulė, naujas žurnalas stebė pasaulį. Nuošaliame miestelyje Springvilyje yra gyvybės šaltinis, kurio vanduo turi stebuklingos galios. Jį gerinti žmonės amžinai išlieka jauni, tačiau jaunystė ir gyvenimas be ligų teikiamas skausmo turi savo kainą. Už iliuzinės miestelio gerovės slypi dar ne viena paslaptis. Pagaliau penktadienis, fantastinis trileris Šaltinis. Serialai Kartu ir mentai, jauniems kūno ir siela. Pirmadienio siurprizas 8 val. Vakaro. Jūs žiūrite tiesiogiai laidą Ringas per Baltijos televiziją. Šiandien laidos dalyviai ponas Andrius Kubilius, ponas Rolandas Paksas. Mes tikrai pakankamai ilgai diskutavom apie Mažeikių naftą, bet dabar metas pakalbėti apie kitus dalykus. Liberalai akcentuoja savivaldos svarbą ir ragina valdžią kaip įmanoma daugiau decentralizuoti, daugiau galių ir teisų suteikti savivaldybėms. Kuo tai palengvintų žmonių gyvenimą? Aš norėčiau pabrėžti vieną galbūt tokį įdomų atvejį. Bene 3 metus atgal man teko būti savivaldybės asociacijos prezidentų ir buvo asociacijos suvažiavimas, kuriame buvo priimtos nuostatos. Tai reiškia, susirinkę visi merai, atstovaujami, reiškia, miesto tarybų, priėmė tokias nuostatas, kreipėsi į aukščiausios valstybės vadovus, kad žemė būtų sugrąžinta savivaldai, kad mes turėtume, reiškia, policiją tvarkai užtikrinti mūsų miestus ir rajonuose, kad mes galėtume patys turėti statybos inspekciją, kad merai būtų renkami tiesiogiai ir kiti kardinalūs klausimai. Negali būti iš Vilniaus geriau matyti, kokios problemos yra kažkur tai Varniuose ar Balbieriškiai. Negali tai būti. Reikia decentralizuoti tą dalyką. Kiek buvo beldžiamasi visuose lygmenys. Kaip buvo, taip tebėra. Pone Kubiliau, ar iš tiesų, kai buvo, taip ir tebėra? Aš manau, iš tikrųjų yra pakankamai daug problemų tarp centrinės valdžios apskričių ir savivaldybių santykio ir tą kryptim reikia nuosekliai dirbti. Ir matyti reikia visų pirma peržiūrėti tam tikrus prioritetus, kur yra pagrindinės problemos. Mano įsitikinimu, didžiausios problemos iš tikrųjų yra centriniam valstybės valdyme, kur reikia įvesti strateginį planavimą, reikia skirti aiškiai funkcijas. Tos funkcijos turi labai aiškiai matytis, kurias galima iš jų perduoti regioniniam centram, kurias iš jų galima perduoti savivaldybėm ir tokių funkcijų tikrai yra. Bet aš tik tai noriu pastebėti, kad visa tai iš tikrųjų yra tiesa. Reikia tai gyvendinti, ne tik teoriškai svarstyti, bet aš tik noriu priminti, kad Rolandas Paksas buvo vyriausybės vadovas ir tą kryptim buvo galima žengti jau ir tada. Leisim paklausti žurnalistams Andrius Kavaliauskas. Aš kaip suprantu, čia prašnekus apie savivaldos reformą paliečiamas visos valstybės valdymo reformos klausimas. Tai šnekant apie valstybės valdymo reformą, sunku būtų turbūt Saulėlydžio komisijos veiklą sieti su valstybės valdymo reforma. Kadangi bet kokią reformą pradedant, pirmiausia reikia turėti strateginį planą. Konservatoriai tik tai dabar prabilo apie strateginį planavimą. Bet klausimas būtų liberalams šį kartą. Ar turi liberalai strateginį valstybės valdymo reformos planą? Be abejo, mes turime ir mūsų skirsnis, aš įsivaizduoju, kad savivaldybių ir valstybės valdymo
klausimų yra pats solidžiausias ir aš įsivaizduoju, kad mes turim geriausius specialistus, kurie galėtų atsakyti. Mes turim ir merus, kurie dirba nuo pat ištakų ir turim valstybininkus, kurie dirba ir valstybės aparatą. Taip, kad mes įsitikinę, kad mes puikiai žinom, ką reikėtų daryti. Prašau. Jeigu aš galėčiau labai trumpai įsiterpti, gal ne visiškai tiksliai yra suprantama, kas yra strateginis planas. Puikiai suprantama, kas yra strateginis planas ir ką reiškia strateginis komitetas vyriausybei, puikiai yra suprantama. Tai aš noriu pasakyti, kad šitie dalykai kaip tik ir buvo mūsų vienas iš prioritetų ir mes tuos naujus dalykus valstybės valdyme ir įgyvendinom. Reikia tai tęsti. Reikia strateginius planus labai aiškiai sieti su valstybės biudžetu. Ir todėl mano manimu šioje vietoje mūsų požiūriai yra pakankamai panašus ir svarbiausias dalykas tai yra iš tikrųjų realiai gyvendinti. Užtenka mums kalbėti apie valstybės biurokratijos mažinimą, apie valstybės valdymo reformą, užtenka populizmo šitą temą ir aš turiu pastebėti, kad mane šiek tiek stebina tame tarpe ir jūsų kai kurie pasakymai. Jūsų programa iš tikrųjų yra pakankamai solidžiai parašyta valstybės valdymo ir savivaldos programos dalis. Tačiau kai tik tai politikai pradeda kalbėti apie Seimo sumažinimą per pusę, apie apskričių sumažinimą iki 6 ar 5, tą, ką jūs skelbėte savo reklaminėse skelbimuose, visiškai skirtingai nuo to, kas pasakyta jūsų programai, man atrodo, kad tai jau yra populizmas susijęs su valstybės valdymo reforma. Aš labai norėčiau vieną repliką, jeigu būtų man galima ir jeigu aš galėčiau. Labai nuskambėjo labai tiksli frazė, kad valstybės valdymo reforma susijęs su pinigais, tai reiškia su biudžetu. Aš irgi sutikčiau su šito 100%. Bet kaip man paaiškinti jūsų sprendimą, kad nedecentralizavus valdymo ir neišsprendus, reiškia, didesnių savivaldos teisių, buvo įkurtos 5 papildomos savivaldybės? Tai nelabai galiu suprasti, ką jūs norite šio klausimu paklausti. Tai tik noriu pasakyti, kad mano įsitikinimu iš tikrųjų savivaldybės reikia siekti, kad savivalda būtų kiek galima arčiau žmonių. Ir žmonės pageidavo tose vietose, kad jie turėtų savo savivaldybės. Ir tie planai buvo parengti dar jūsų vyriausybės, mes jiem pritarėm. Ir aš manau, kad tai buvo geras sprendimas. Reikia žiūrėti ir toliau, kur yra vietinės bendruomenės, kurios tikrai gali ir nori turėti savivaldą, reikia tai įgyvendinti. Klaipėdos meras, liberalas ponas Gentvilas nori pasisakyti. Gerbiamas premjerai, jūsų partija eina į rinkimus su panašaus turinio šūkiu ryžtingai už europietišką Lietuvą. Tai noriu paklausti, ar jūsų partija bando prisimti atsakomybę už tuos europinio masto dokumentus, kuriuos jau Seimas ratifikavo. Tai yra, pavyzdžiui, Europos vietos savivaldos chartija. Ir štai joje yra tokie teiginiai: įteisinti vietinius mokesčius, savivaldybėm užtikrinti finansinį pagrindą, tarpinės valdžios grandis, tai yra apskritis, rinkti tiesioginiuose rinkimuose ir taip toliau. Ką konservatorių partija ir jūs kaip premjeras padarėte per 1,5 metų nuo tos dienos, kai buvo ratifikuota Europos vietos savivaldos chartija, jeigu jūs drįstate teikti, kad jūs už europietišką Lietuvą ir labai ryžtingai? Mes kartu su Rolandu Paksu, būdami vyriausybė vadovai, tęsėme šitos konvencijos įgyvendinimą. Noriu pastebėti, kad mokesčiais nėra šis tarptautinis europinis dokumentas toks griežtas ir mūsų konstitucija labai aiškiai apibrėžia, kokie gali būti mokesčiai. Antras dalykas, dėl apskričių tarybų, tai regioninės plėtros įstatymas iš tikrųjų tą numato ir numatys ir mes turėsim tai padaryti, todėl kad apskritis iš tikrųjų taps regioninės plėtros centrais ir per juos bus gaunama ES pagalba. Ir iš tikrųjų mano įsitikinimu ateities dešimtmetis yra Lietuvos tapimo Europinė valstybė dešimtmetis ir šiame dešimtmetyje vienas iš svarbiausių etapų bus Lietuvos tapimas ES nare. Aurelijus Katkevičius nori paklausti. Aš tiesiog tokia lingvistinė pastaba. Štai premjeras yra premjeras jau metai. Konservatoriai jau beveik 4 metai valdžioje. Per pastarosius 3 pasisakymus premjero, tai yra buvo apie 6 minutės, buvo 12 kartų pasakytas žodis reikia. Iki rinkimų liko 10 dienų. Aš noriu pastebėti, kad gyvenimas nesibaigia rinkimais. Yra tokių problemų, kurias reikia spręsti iš tikrųjų pakankamai, tam reikia ir pakankamai daug laiko ir pakankamai daug jėgų. Tai nėra jokių abejonių, kad mums reikia pritraukti Lietuvą žymiai daugiau investicijų. Reikia iš tikrųjų. Reikia pritraukti naujų technologijų.
Reikia iš tikrųjų mūsų ekonomikoje daryti toliau reformas, reikia daryti reformas energetikoje. Aš tikiuosi, kad tos reformos bus tęsiamos, kurios nebuvo iki šiol vykdytos, kurias mes pradėjom. Ir man šiek tiek gaila, kad liberalai savo programai nepasako nei vieno žodžio apie energetiką, nors iš tikrųjų turi toje srityje pakankamai daug patirties. Tai yra iš tikrųjų daug darbų, kuriuos mums reikės daryti. Ir tą perspektyvą mes aiškiai matome, ką reikės daryti. Tam ir skirta yra mūsų programa. Konservatoriai nori papildyti ponas Razma. Aurelijau truputį vėliau. Ne visai papildyti. Aš pastebėjau, kad čia diskutuojamos temos, kurios yra liberalų arkliukas. Nežinau, kiek čia lemia Jono Čekolių buvęs darbas Baltijos televizijoje. Geri santykiai su kolegomis žurnalistais. Bet jeigu leiskite iš karto atsakyti, kad konservatorius mes mylim tiek pat, kiek ir liberalus. Pone Razma, dabar jūs galite kalbėti, bet būkit malonus, neįžeidinėkit. Tvarkoj, aš pratęsiu. Tai tikiuosi, kad vedantysis bus demokratiškas ir sutiks leisti mums pakeisti temą. Aš norėčiau grįžti prie Rolando Pakso šūkio, jei bijai, nedaryk. Ir norėčiau paklausti, ko jūs bijojot tuo laikotarpiu, kai Vilniaus savivaldybėje nemokėjot fizinių asmenų pajamų mokesčių? Na, aš taip galvoju, negi manęs nepaklaus šito klausimu. Negi taip neįmanoma, kad nepaklaustų tokio liktai išskleisto, normalaus ir visiems suprantamo klausimų. Aš tik norėčiau priminti paskutinių dienų realijas, ponas Razma. Vilniaus mieste yra ne visos mokyklos savarankiškos, bet dalis yra savarankiškų. Jos irgi buvo nubaustos už tai, kad nemokėjo atseit fizinės asmenų pajamų mokesčių. Tai teismas jau dabar pripažino, kad jos yra nekaltos. Lygiai taip pat Vilniaus miesto savivaldybė yra padavusi teismą ir pirmas posėdis teismo buvo apygardos teismo rugsėjo 21 dieną vyriausybė. 129,5 milijonų litų sumai. Kai mes prisiteisim, mes atiduosim valstybei tos mokesčius. Sakykit, aš norėjau papildomai paklausti, ar yra dar kuri nors savivaldybė, kuri šitaip nemokėjo mokesčių per ilgą laiką ir šitokių sumų? Aš galėčiau pasakyti keletą pavyzdžių, kurie yra valstybės sistemui ir nemoka mokesčių. Mūsų labai mylima visuomeninė televizija, kuri nesimokėjus yra 4 milijonus bene fizinės asmenų pajamų mokesčių. Vilniaus policijos komisariatas, kuris priklauso vidaus reikalų ministerijai, per savivaldybės yra apie 40 milijonų savivaldybių, kurios yra nesumokėjus, 40 milijonų litų, kurios nesumokėjus. Bet aš atsiminiau tą, kuris pasakėt, kad mes greta sprendėm savivaldybių klausimus. Aš tik norėjau pasakyti vieną dalyką. Per tuos 5,5 mėnesių, kur mes buvom vyriausybė, mes nepriėmėm nei vieno nutarimo, kuris uždėtų savivaldybėm papildomas funkcijas, bet, neduotų pinigų jiems. Ir antras dalykas, ką eksministras Lionginas teikė biudžeto projektą, ten buvo įkalkuliuota 200 milijonų litų savivaldos problemoms spręsti. Tai aš suprantu, kad galima kalkuliuoti, kad nori, jeigu fiskalinį deficitą padarai 12%, tai gali įdėti labai daug išlaidų, bet aš noriu paklausti, kaip jūs įsivaizduojate tolesnės savivaldos raidai gyvendinant jūsų programai numatytas mokesčių reformos priemonės ir finansų politikos priemonės. Jeigu jūs numatote neapmokestinti minimalios mėnesinio darbo užmokesčio, ir tai reiškia, kad sumažėja savivaldybių pajamos 600 milijonų, jeigu jūs numato sumažinti iš karto fizinių asmenų pajamų mokestį nuo 33 iki 24%, dar sumažėja savivaldybių pajamos 680 milijonų litų, tai iš ko gyvens vargšės Lietuvos savivaldybės? Labai geras klausimas, jeigu galėčiau, aš atsakyčiau. Mūsų programai nėra parašyta iš karto. Jūs jau interpretuojat mūsų programą. Tai yra pirmas. Antras dalykas, aš visiškai nenustepčiau, jeigu šitokį klausimą man užduotų kairės partijos vadovas, ar vienas iš lyderių. Bet kai tai užduoda dešinės partijos vienas iš lyderių, kuris irgi kalba apie liberalias reformas, man truputį yra keista. Ir aš bandau paaiškinti pavyzdžiais. Jūs visiškai nesenai pakėlėt sodros mokestį 3%. Ar jūs surinko daugiau pajamų į biudžetą? Bijau, kad ne. Kaip skolintis, taip ir skolinatės. Kitas pavyzdys, akcizų sumažinimas alkoholiniam gėrimui. Mano vadovavimas vyriausybės. Per trečią ketvirtį 23 milijonų litų papildomų įplaukų. Šio ekonominio nuosmukio metais negalima kelti mokesčių. Ir dabar trečias pavyzdys, paskutinis galbūt pavyzdys, ir aš baigsiu tą temą. Pridėtinės vertės mokestis šildymui.
kuris dabar yra įvestas. Vilniaus mieste, aš paimsiu Vilniaus miestą, 20 milijonų litų gyventojų nesumokėjo šilumos tinklam. Iš jų 60% yra nebemokus. Tai kai lapkričio mėnesį gyventojai neis mokėti, plus 18% šildymo paslaugas, aš įsivaizduoju arba socialinį sprogimą, arba šilumos tinklų bankrotą. Tai išeitų dovanėlė naujai vyriausybei. Aš noriu labai trumpai paklausti, kur iš tikrųjų sakote savo tikras programinės nuostatas. Jūsų programai pasakyta panaikinti mokesčių lengvatas. Tai yra ir šilumai, taip pat kaip parduodamam produktų, taikyti lygiai tokį pat PVM, kaip ir visom kitom prekiam. Antras dalykas, aš noriu paklausti iš tikrųjų, kad ir pasakyti labai aiškiai, kad ir mokesčių politikai galimas tam tikras, šiek tiek vaikiškas populizmas. Tai pasiūlyti priemonės, kurios numato sumažinti valstybės pajamas 2 milijardai 134 milijonais litų, tai aš negaliu to kitaip traktuoti, kaip, taip sakant, šiek tiek labai gražų teorinį darbą, bet su praktika turinti mažai ką realaus. Tam, kad gauti tas pačias biudžeto pajamas, reikės, kad padidėtų vidaus produktas 25%, arba reiks mažinti valstybės. Dėkui, premjerė. Mes netrukus sugrįšime į studiją ir galėsim pakalbėti apie konservatorių arkliuką E-vėją, kad ponas Razma neliktų įžeistas. Dabar reklama. Paskutinį kartą pensijos ir algos didėjo 98-aisiais, dirbant Gedimino Vagnoriaus vyriausybei. Nuosaikiai konservatoriai savo programoje numato vėl didinti gyventojų pajamas ir žino, kaip tai padaryti. Kol galite rinktis, rinkitės ne reklamą, o darbais patikrintų žmonės. Gedimino Vagnoriaus vadovaujamus Nuosaikiųjų konservatorių sąjungos sąrašo numeris 11. Kiekvieną penktadienį karštas kaip saulė, naujas žurnalas TV pasaulį. Pastatyta Kauno hidroelektrinė užtvėrė kelią migruojančiam žaliams, kurios nuo neatmenamų laikų plaukė neršti. Įkurtas Gyvosios gamtos paramos fondas apsiėmė inicijuoti žuvitakio statybą per Kauno hidroelektrinę. Projektą globoja Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Atkurkime, ką sugriovime. Gyvosios gamtos paramos fondo adresas. Projektą remia. Visada rinkis geriausia. Taksi Kabrioletas telefonas Vilniuje 23232 ir BTGSM tinkle 445. Šį vakarą informacinėje pokalbio laidoje Žvilgsnis svečiuosis liberalas Algirdas Gricius. Tema – nacionalinis saugumas, mokslas ir užsienio politika. Pokalbio laida Žvilgsnis su Darium Lukoševičium šį vakarą. Mes grįžtame čia į tiesioginį ringą. Laidos dalyviai ponas Andrius Kubilius, ponas Rolandas Paksas. Pone Kubiliau, jūsų arkliukas šioje rinkimų kompanijoje yra elektroninės Lietuvos ateities vizija, vadinamoji E-vėjo programa. Ir kalbame apie daugybę pažangiausių dalykų: informacinę visuomenę, elektroninę vyriausybę programoje. Tam reikia didžiulių investicijų į žmogų, į technologijas. Ar nemanote, jog rašydami E-vėjo programą koncepciją jūs perlenkėt lazdą? Juk šiuo metu jūs pats nekartą sakėt, jog mokyklose kas 72 mokinys pažįsta kompiuterį. Visiškai aišku, kad Lietuva turi labai aiškiai apsispręsti dėl perspektyvos, dešimtmečio perspektyvos jau šiandien. Ir ta perspektyva yra susijusi su dviem dalykais: integracija į Europą ir naujoji ekonomika. Naujoji ekonomika tai yra, galim pasakyti, trečioji industrinė revoliucija, naujųjų technologijų, kompiuterinių technologijų banga, kurie eina per visą pasaulį. Ir šioje srityje mes turime labai aiškiai apsispręsti, kad negalime atsilikti nuo pasaulio tendencijų, kad turime pasiekti kiek galima platesnę mūsų šalies kompiuterizaciją, kad turime pasiekti, kad internetas būtų kiek galima plačiau naudojamas, kad Lietuvoje taip pat vystytųsi elektroninė komercija ir kad vyriausybė teiktų savo paslaugas interneto tinklais plačiai bendruomeniai, taip sakant, elektroninės vyriausybės koncepcija. Aš džiaugiuosi, kad daugelis partijų, tame tarpe ir liberalai, taip pat vysto šias idėjas ir
įsitikinęs, kad mes tikrai galime ir turime rasti pinigų tam, kad visų pirma pasiektume, kad mokyklos būtų kompiuterizuotos. Kitais metais numatom jau 24 milijonus litus, sutaupę iš kitų sričių, tam, kad galėtume vystyti informacinės visuomenės plėtrą, ir mokykloms skiriame apie 14 milijonų ir per 3 metus turim pasiekti tą europinį vidurkį. Tai aš tikrai esu įsitikinęs, kad tai yra galima, tą turim padaryti ir nepriklausomai nuo to, kas bus valdžioje, kas turės daugumą, tą turės daryti, arba Lietuva liks atsilikusi šalikelės valstybė. Kalbant apie informacinę visuomenę, iš tiesų konservatorių ir liberalų programuose tikslai yra labai panašus, tačiau tikslų siekimo būdai tikriausiai skirtusi. Aš matau, kad ponas Steponavičius norėtų. Be jokios abejonės mes tą suvokimą, ką jūs teigia, dabar turime visi ir ko gero svarbiausias dalykas yra, ar jūs išnaudojat progą tai realiai įgyvendinti. Planų dėstymas žmonėms yra atsibodęs ir mes būtent žvelgdami į informacinės visuomenės kūrimą galvojame, kad svarbiausias dalykas būtų, kad žmonės pajustų, kad jiems iš to yra nauda. Ir aš tik tai tiek sakyčiau, kad ne tik švietimo sistema ir realūs pinigai mokyklose skirti kompiuteriams. Mes matome, kad tos lėšos per 4 metus tik tai mažėjo, arba iš esmės bent nedidėjo, bet kad ir santykėje žmonės su tom pačiom valstybės institucijom pajustų, kad informacinės technologijos tarnauja jiems, o ne valdžiai. Ministras Milaknis, matau, nori atsakyti. Premjerė, turbūt duosim progą. Tikrai yra daromi konkretų žingsniai šitoje srityje. Pas mus yra tikrai nemažas atsilikimas. Sakykime, juridinių asmenų registras buvo išleistas. Yra dabar šiemet skirtos investicinių projektų lėšas tam. Ir vieną kartą Lietuvoje bus sukurtas tas projektas. Taip pat yra elektroninės vyriausybės grupė darbo, kuri šiuo metu paruošė koncepciją tam tikram konkursui, kur tikrai elektroninė vyriausybei, verslui ir žmonėms paslaugas teiktų. Ir šitie projektai pradėti. Ir labai gerai, kad kitais metais jau matom visą gamą šitų projektų plėtros, tame tarpe ypač švietimo srityje. Ir jie sumoji padaro tą mūsų pradmenis. Ir labai svarbi ir dar yra koncepcija šitą elektroninės komercijos, kurią tai labai sunku įgyvendinti. Ir tas vienas įstatymas, kuris priimtas Seime, yra per mažai ir mes matom visą sistemą ir tam tikros infrastruktūros sukūrimo. Mes turim skambutį į studiją. Labas vakaras. Labas vakaras. Iš kokio miesto paskambino? Čia iš Kauno. Prašau, jūsų klausimas ir kam? Dabar norėčiau ponui premjerui klausimą. Jų dabar konservatorių naujas šūkis. Nauji vėjai kažkur tai bus, kaip ten jis tiksliau neprisimenu. Įdomu, kas liko Lietuvoje išpūsti ir kokia kryptim. Liko tik tai dujus išpūsti, geležinkelį išpūsti ir Klaipėdos uostą. Tik kur nupūs ir į kieno kišenę supūs. Jeigu čia buvo klausimas, tai... Aš turiu pasakyti labai aiškiai, kad mes laikomės nuseklios pozicijos, kad valstybė turi atsisakyti savo nebūdingų funkcijų. Valstybė yra pats blogiausias ūkininkas iš visų įmanomų ir galim tik apgailestauti, kad kai kuriuose srityse reformos, privatizacija, investicijų pritraukimas iki šiol nevyko, tame tarpe energetika, tame tarpe dujos, tame tarpe transporto didžiosios kompanijos. Šitose srityse taip pat reformos yra reikalingas, mes jas pradėjom daryti ir mes žinome, kaip jas reikia tęsti. Andrius Kavaliauskas vėl nori klausti. Džiugu, kad dešinieji prakalbo apie Lietuvos kompiuterizaciją, bet sutikit, kad žmonės mažai naudojasi kompiuteriais ne todėl, kad nenori, o todėl, kad negali. Kompiuteris yra tiesiog prabanga. Tai klausimas būtų abiems turbūt laidos dalyviams, kaip jūs ketinate pasiekti to, kad kompiuteris nebebūtų prabanga. Tai ponai, tik trumpai, jeigu galima, nes ši tema išsami. Iš tikrųjų, tema išsami ir pirmas dalykas tai tame tarpe ir telekomunikacijose mes turime pasiekti kiek galima daugiau konkurencijos, įskaitant ir tai, kad telekomas dar 2 metus išlaikys monopolį. Interneto tiekime turime pasiekti kiek galima daugiau taip pat konkurencijos. Ir čia nėra jokių stebuklų, Lietuva eis to pačiu keliu kaip ir daugelis kitų valstybių ir aš esu įsitikinęs, kad galima pasiekti žymiai spartesnių kompiuterizacijos tempų. Gerai, ponai, mūsų laida priartėjo prie pabaigos, tačiau dar keli klausimai, kuriuos prašyčiau atsakyti labai trumpai. Liberalų programai labai ryškus bausmių už nusikaltimų švelninimo akcentas. Ir jūs siūlote bausmių vadinamai ekonomijos principą, minimali bausmė už nusikaltimą. Tačiau dauguma piliečių yra nusiteikę kitaip. Jeigu žiūrėjot praėjusį penktadienį koridą, yra nusiteikimas gyvybė už gyvybę. Ar jūs nebijot, jog liberalų nuostatos dėl bausmių politikos atbaidys rinkėjus? Noriu pasakyti tik vieną sakinį.
ką jūs nepaminėjot. Bausmių neišvengiamumas. Tai yra pas mus užrašyta juodo ant balto. Ir tą padarė, ką New Yorko meras Robertas Giuliani, Rudolfas Giuliani, ar tai būtų išdaužtas langas, ar tai būtų, reiškia, pavogtas dviratis, kad ne vienas nepaliktų nenubaustas. Iš mažų nusikaltimų gimsta dideli. Bausmių didumas neapsprendžia nusikalstamumo lygio. Ačiū. Pone Kubiliau, ir konservatoriai taip pat pasisako už bausmių švelninimą. Aš sakyčiau, visų pirma, mums reikalinga sistema labai aiški. Bausmių sistema ir naujasis baudžiamasis kodeksas, naujasis baudžiamo proceso kodeksas yra tas kelias, kurio turime eiti. Iš tikrųjų, pritarčiau, kad bausmių neišvengiamumas be abejo yra vienas iš svarbiausių dalykų. Bausmės ir už pakankamai nedidelius, taip atrodančius nedidelius nusikaltimus, vadinamas New Yorko pavyzdys, iš tikrųjų yra geras pavyzdys ir čia savivaldybės tikrai gali ir turi pakankamai daug galimybių pasiekti geresnių. Neturėdamas policijos, ja? Ponai, paskutinis klausimas, paskutinis dalykas, kurį reikia išsiaiškinti. Neseniai Seimo kancleris Jurgis Razma, kuris sėdi štai čia studijoje, pareiškė, jog konservatoriai neatmeta galimybės po Seimo rinkimų artimai bendradarbiauti su Liberalų sąjunga. Liberalų sąjunga tokį konservatorių signalą tuomet sutiko gana šaltai. Premjerė ar konservatoriai tebe mąsto apie galimus artimesnius santykius su Liberalų sąjunga po rinkimų? Mes žiūrime į programas svarbiausia ir iš tikrųjų mes matom pakankamai daug panašių nuostatų, kaip visada, kaip paprastai tarp konservatorių ir liberalų visam pasaulyje, ekonomikos srityje ir aš neatmetu jokių galimybių įgyvendinant tuos tikslus, kurie Lietuvai tikrai yra patys svarbiausi, integracija į Europos Sąjungą, reformos mūsų ūkio, bendradarbiauti su tais, kurie laikosi panašių pažiūrų. Ne Paksai, trumpas komentaras. Liberalų sąjunga yra dešinioji politinė jėga ir aš manau, kad jinai yra pakankamai šiandien stipri, kad galėtų rinktis partnerius. Ir mes kalbam su savo galimais koalicijos partneriais ir kalbam pakankamai ilgą laiko tarpą. Aišku, gyvenimas parodys, kas kokią kortą kris po rinkimų, tada ir spręsim. Ačiū, ponai. Iš tiesų, šioje laidoje mes nustatėm, kad vienas svarbiausių ir skaudžiausių klausimų abiem partijom ir jų lyderiam tebėra Mažeikų nafta. Mes pakankamai ilgai apie ją diskutavom, bet aptarėm taip pat ir kitus dalykus, aptarėm ir partijų programas. Metas rinktis jums spalio 8 dieną. Aš kviečiu jūs vėl būti su Baltijos televizija, su laida Ringas ateinantį ketvirtadienį be 8:30. Gero vakaro. Rasos Gėlė pristato žaidimą Rasa geriausia dovana.